Pradėti nuo to, kas yra tas sąmoningumas. Labai viskas teoriškai paprasta. Sąmoningumas tai yra gebėjimas būti čia ir dabar. Gebėjimas būti visiškai dėmesingam dabarties akimirkai, dabarties momentui, sąmoningai suvokiant savo mintis, savo emocijas, kūno pojūčius, supančią aplinką, be vertinimo ir be kritikos. Tiesiog stebint. Tai praktika, kai žmogus sąmoningai atkreipia dėmesį į tai, kas vyksta dabar, o neklaidžioja ten kažkur praeity arba ateity. Čia ir dabar tai yra, kaip pavyzdžiui, geriam ryte kavą. Tai vadinasi, žiūrim, kaip ta kava arba kavos puodelis atrodo. Gal ant puodelio yra koks nors mažom raidėm užrašas, kuris niekad taip ir nebuvo pastebėtas, arba į kurį nebuvo per daug atkreipta dėmesio. Tada užuodžiam, kaip kvepia kava, koks kavos kvapas. Atkreipiam dėmesį į skonį, pabūnam su tuo skoniu. Jei jau mintys vėl kur nors pradeda skraidyti, nuklyst, vėl gražiai save prasigrąžinam į čia ir dabar, be jokios destrukcijos. Kasdien vis bent po truputį sąmoningai save pragrąžinant į dabar yra sąmoningumo mokymasis. Nes kaip dažniausiai būna, kad daug dalykų tiesiog darom automatu. Ryte atsikeliam ir dažniausiai darom tus pačius veiksmus, apie kuriuos net galvot nereikia, ar ne, kaip automatinė programa. Bėgam vienur, bėgam kitur, o mintys dar kitur. Kažkur girdėjau tokią mintį, tik nepamenu, kas pasakė, kad kas negyvena čia ir dabar, negyvena visai. Nes labai dažnai taip ir būna, ar ne, kai tarkim kūnas guli ant sofos prie, tarkim, televizoriaus. Ir lyg ir guli žmogus, lyg ir ilsisi, lyg ir kažką žiūri per tą televizorių, bet mintys visiškai kažkur kitur klajoja. Tai realiai čia nei poilsis toks, nei ten kažko žiūrėjimas ar aplamai matymas, nes galvoj dėliojami kažkokie ateities scenarijai, kurių paradoksalu, bet labai dažnai būna, kad realiai išsipildo tik nedidelė dalis, arba persukami vis iš naujo kažkokie praeities įvykiai. Ir viena pusė, ir kita pusė yra dvi iliuzijos. Nieko nesakau, reikia turėti ir vizijas į ateitį, ir planus, ir tikslus, lūkesčius, ir norus būtina turėti, bet didžioji dalis dienos dėmesio turėtų būti būtent čia ir dabar. Nėra įmanoma visą dieną visiškai išlikti viskame sąmoningam. Na, gal yra kam nors ir įmanoma, bet šitą būseną labai sudėtinga pasiekti, kad jinai būtų daugiau ar mažiau nuolatinė. Bet nuo to gaudymo savęs ir pargrąžinimo iš praeities ir ateities į dabartinį momentą, jau nuo čia prasideda mokymasis sąmoningumo. Sąmoningumas pirmiausiai nėra apie perskaitymą daug fainų knygų, nėra apie daug peržiūrėtų kažkokių pamokančių video. Žmonės dažnai puola į depresiją arba šiaip tokie būna depresyvesni, apatiški, nes suka tuos pačius praeities scenarijus, užstringa praeitį. Arba dar kiti dažnai turi ir panikos atakas, nes tokie žmonės per daug jaudinasi dėl ateities, dėl to, kaip kas bus, nerimauja dėl nežinomybės. Va būtent tada, kai užeina panikos atakos, aš ir pati labai gerai žinau, kas tai yra, tai va todėl ir reikia save pargrąžinti į čia ir dabar, į sąmoningumą. Būtent todėl specialistai pataria klausytis, kokie garsai aplinkui tuo metu, sąmoningai pastebėti kelis skirtingus daiktus savo aplinkoj, užuost kvapus, paliest kelis skirtingus daiktus, daiktų paviršius, jeigu taip konkrečiau, kad taip susigrąžint iš tos panikos save į dabartį. Aš kiekvieną dieną pabūnu dabarties momente, atsisėdu tyloj arba atsigulu ir klausau aplinkos. Pastebiu, kur paukščiai čiulba, kur automobilis koks girdisi, kad pravažiuoja, kur kažkas kažkur ten kaimynystėje šūktelė ir panašiai. Bent 5 minutes per dieną, manau, kad tikrai galim sau skirti visi. Čia yra labai didelė meilė sau dalis. Viena iš formų meilė sau. Toks, kad ir trumpas pabuvimas yra kokybiškas poilsis. Poilsis nuo minčių, nuo tų kažkokių nuolatinių scenarijų, kurių realiam gyvenime atsikartoja tik maža dalis,
ir aplamai niekas nesugrius per tas 5 ar 10 minučių, visur visi spės, visur visi bus laiku, o jeigu ir nespės, vadinasi taip ir turėjo būti. Nes dabar labai didelė dalis žmonių gyvena nuolatiniam bėgime. Bet kai žmogus sąmoningai pradeda praktikuoti sąmoningumą, buvimą čia ir dabar, po kiek laiko pradeda rimti tos chaotiškos mintys, rimti vidus, tada jau žiūrėk, tikrai niekas nesugriuvo, tikrai visur spėjama laiku, nes kai viduj chaosas, tai atrodo, kad visur chaosas, visur bėgti reikia. Bet ne, galima viską daryti, kad ir tame chaose, bet su ramiu vidum. Va čia yra gyvenimo kokybė. Čia yra kokybiškas poilsis. Čia yra meilė sau ir sąmoningumas. Kas iš to, jeigu mes gulėsim ant kažkokių prabangių sofų ir ale ilsėsimės, jeigu viduj bus didžiulis išsibarstymas, pasimetimas ir nemeilė. Ir dar šiandien noriu pasidalinti labai paprastu kvėpavimo pratimu, apie kurį sužinojau jau prieš gan nemažai metų ir kurį pati esu praktikavusi. Tai kvėpavimo pratimas neigiamoms emocijoms paleisti. Tai reikia ramiai atsisėsti, užsimerkti, įsivardinti savo tiksliai, ką šiuo metu jaučiam. Pavyzdžiui, buvo kažkokia nemaloni situacija, su kažkuo susipykom. Ir įsivardinam savo, šiuo metu aš jaučiu pyktį, nusivylimą, gal net gėdą ir panašiai, kad būtų aišku ir konkretu. Tada pasirenkam vieną emociją, gali būti ir ta dominuojanti, stipriausia, arba tiesiog ta, kurią norisi pasirinkti. Ir giliai per nosį įkvepiam tą emociją, arba įkvepiam į tą kūno vietą, kur jaučiam tą emociją. 3 sekundės palaikom ir per burną tą emociją iškvepiam. Galim ir su tokia net energija iš savęs iškvėpti. Ir kelis kartus pakartojam va taip. Atliekam tiek dienų, kiek vis dar jaučiam, kad ji yra įkvepiant. Jeigu įkvėpdami jaučiam, kad jau nerezonuoja, jau tos emocijos įkvepiant nesijaučia, vadinasi, jau iš kūno jinai yra paleista. Man asmeniškai reikėdavo maždaug 4 dienų. Tai skirti bent 5 ar 10 minučių per dieną savo ir neieškoti savo prieš patį save pasiteisinimų galim visi. Žmogus pasiteisindamas, kad neturi laiko, gali apgauti tik pats save. Bet ilgalaikiai perspektyvoje viskas atsiperka. Tiek atsiperka ir darbas su savim, tiek atsiperka ir melas savo. Todėl būkim sąmoningi. Apkabinu ir iki sekančio.